tą parodė ir seniūnas, ir tarybos narys, ir mūsų švietimo skyrius vedėjas. Ir kukliai, tai pasikuklino pirmam, tai man pirmam teko tokia didelė atsakomybė. Taigi, mėla bendruomenė, jūs čia susirinkote neeilinę dienos progą. Jūs ilgai laukėte tos dienos, aišku, ypatingai pirmokai, kurie jau vasarą, žinau, kad dedasi kuprinės, jau vaikšto po kiemą, jau vaizduoja tos mokinius. Žinau, kad ypatinga diena ir 12-okams, nes jūs pakelsite sparnus, jūs susibarstysite po platų pasaulį. Aš žinau, aš pats netiek ir per seniausiai baigęs mokyklą ir žinau, kad po 10 metų jau mes galvojam, kad reikia švęsti susitikimą klasės nebe Lietuvoje, o galbūt Airijoje ar kur nors Londone. Galbūt, bet svarbiausiai, kad jūs grįžtumėt čionai, kad jūs grįžtumėt ir kurtumėt Lietuvą čionai. Nes be jūsų entuzijazmo, be jūsų įsilavinimo, be jūsų kūrybiškumo, be jūsų sportinių pasiekimų, meno, kultūros, nieko nebus. Tikrai, žinokit, nieko nebus. O jeigu mes suimsim vienas kitą kumštį, tikrai atsiras vietos šiandien visiems. Ir emigrantams, ir mokytojams, ir moksleiviams. Nes tik tai mes bendrai galime kažką sukurti. Taigi, mėly moksleiviai, pirmokai, 12-okai, 8-okai, stenkitės, siekit ir kurkit Lietuvą čia. Geros jums šventės. Valio, Raguva. Tai jau turbūt 10